šitas tiltas, kurį dabar mes matome, ir šitas kelias nutiestas tik tai 1930 metais. Buvo plentas pastatytas, bet neasfaltuotas dar. O senasis kelias čia ėjo šalia šito tilto. Kadangi čia yra slėnis, upelis gana dažnai patvinsta, tai buvo ant polių aukštai iškeltas toks ilgas medinis tiltas, taip ir vadinu ilguoju tiltu. Ir per 1905 metų revoliuciją kažkas paleido gandą, kad čia pas šitame Kalnalio kaime pas kažką reikia bėgti, skubėti, užsirašyti, žemė bus dalinama dvaro. Ir kas greičiau nubėgs, tai tas geresnė žemė gaus. Tai vat Rugys savo knygoje rašo, kad visas tiltas bildėjo nuo medinių klumpių, visi gyventojai skubėjo užsirašyti, kad reiškia dalins dvaro žemę. Bet nedalino. Ne, žinoma. Mes čia esame Švėkšnalės slėnyje, čia teka ta mūsų garsioji upė, nuo kurios miestelis yra ir pavadinimą gavęs. Žodis Švėkšna yra lietuvių kalboje bendrinis žodis, reiškia tas, kas mėtosi į šalis, vinguriuoja. Ir senovėje yra matyti ir miestelis, ir upelis vadinasi vienu vardu. O šitas upelis garsus tuo, kad jau jo pirmą kartą vardas užrašytas 1384 metais kryžiuočių Lietuvos kelio aprašymuose, o to Švėkšnos tuo metu nebuvo. Ne, tai ne Švėkšnos teismo rūmai. Tai tik dekoracijos filmui Marš tratata liekana, bet ir stiprus dažai. Nuo 1963 metų piešinio nei saulė, nei lietus neįveikė. Miestelis tai tarsi koks kino studijos filialas. Čia buvo sukami net 7 filmai. Bet ir ko čia stebėtis? Švėkšna urbanistikos paminklas. Ir tokios aikštės bei gatvių tinklo niekur kitur nerasi. Ta gerai suprato režisierius Raimondas Vabalas ir operatorius Donatas Pečiūra. Šitas pergamentas yra mūsų muziejui turbūt pats seniausias eksponatas ir autentiškiausias, nes jis rašytas 1546 metais, ne ant popieriaus, o ant išdirbtos veršiukų odos. Tai Kęsgailos vedybinė sutartis. Kęsgaila buvo pirmasis Švėkšnos dvaro savininkas, žemaičių seniūnas. Jis 1509 metais pastatydino Švėkšnoje pirmąją bažnyčią. O šitas dokumentas yra Kęsgailos vedybinė sutartis, kuriame minimas Švėkšnos dvaras. Kaip šitas dokumentas pateko pas mus? 40 metais, kai Švėkšnos dvare įsikūrė sovietiniai pasieniečiai ir grafą iš rūmų iškraustė, buvo dvaro biblioteka ir archyvas nešami iš vilos ir čia parke lauže deginami. Ta sceną stebėjo vaikai, paprašydavo, kur ten įdomesnė knyga su paveiksliukais arba šitą dokumentą ir jiems tie pasieniečiai atidavė. Prie šitų dokumentų yra buvę 5 vaško anspaudai, bet deja, kai tą vėliau po daugelio metų iš vaikų tą dokumentą paėmė, jie buvo sugadinę, tais vaško anspaudais buvo ištepę slides. Švėkšna įsikūrė
turbūt toj po Žalgirio mūšio, po Melno taikos, nes anksčiau čia buvo kraštas kryžiuočių nusiaubtas. Čia yra senas Švėkšnos žemėlapio kopija, Vapovskio žemėlapis 1526 metais, kuriame Švėkšna jau paminėta. Jis labai netikslus tas žemėlapis. Švėkšna yra arčiau prie Platelio ežero negu Telšiai, o Jūros upė tiesiai teka į Kuršių marias, o ne į Nemuną. Toliau, iš Švėkšnos dvaro savininkų būtų galima paminėti Krišpiną Kiršenšteiną. Jo valdymo metu Švėkšnoje buvo turbūt pirmosios baudžiavinės manufaktūros Lietuvoje. Popieriaus dirbtuvė veikė Švėkšnoje, buvo parako dirbtuvė ir kiek toliau nuo Švėkšnos veikė stiklo dirbtuvė. O 1766 metais Švėkšnos dvarą nupirko pliateriai. Jie yra kilę iš Vestfalijos, vėliau atsikėlė į Livoniją, o paskui persikėlė ir Lietuvą. Jų yra nemažai buvę, bet tas pliateris Jonas Virkelimas, kuris nupirko Švėkšnos dvarą, jis gyveno Šateikiuose. Jis neilgai po 3 metų mirė ir tada jo sūnus paveldėjo šitą Švėkšnos dvarą ir paskui 820 metais visą dvarą padalino keturiems savo sūnums. Taip vietoj vieno Švėkšnos dvaro, kuris apėmė beveik visą valsčių, atsirado 4 dvarai. Vienas čia buvo Švėkšnoje, antrasis už 2 km Vilkėno dvaras, trečiasis Stemplių dvaras, ir Gediminaičių dvaras. Pačioj Švėkšnos širdį Platerių dvaras. Rašoma, kad visi 4 Platerių giminės dvarai Švėkšnos, Vilkėno, Gediminaičių ir Stemplių savo meninėmis vertybėmis prilygo Verkių rūmams. Švėkšnos dvaras ypač suklestėjo XIX amžiuje, kai iš savo tėvo Stepono jį paveldėjo Adomas Plateris, Vilniaus bajorų maršalka, užėmęs labai aukštas pareigas caro rūmuose. Jis aptvėrė dvarą mūrų su ampyro stiliaus vartais, užsodino parką. Tebešniokščia grafo pasodinti medžiai ir Platerių pėdsakai prasiskverbia pro nykią kasdienybę. Parko kampe gimnazijos rūmai, o išlikę dvaro pastatai pasitinka mus tuščiomis langų kiaurymėmis. Tai buvusi grafų virtuvė. Centrinė parko alėja atves prie grakščios ampyro stiliaus vilos, kurią pastatė Adomas Plateris, išpuošė ją sienų lipdyba, veidrodžiais, inkrustuotais baldais ir pavadino savo mylimos žmonos vardu Genovaitė. Adomo sūnus Jurgis, didžiai išsimokslinęs plačių pažiūrų žmogus, motinai 1935 metais mirus, atgabeno iš jos buto Paryžiuje daug paveikslų ir kitų meno kūrinių. Vieną ypač vertingą kinietišką vazą padovanojo Lietuvos atstovybei Prancūzijoje. Betgi prisimenat sovietų šūkį "Pasaulį seną išardysim iš pamatų". Tai ir ardė kiek galėjo. Meno vertybės išgrobstė, vėliau įrengė viloje kino salę, sudarkė lubų plafonus ir sienų lipdinius. O dar vėliau buvo dar blogiau. Čia vyko šokių vakarai ir apkvaitę diskotekininkai subaigė ir parketą. Dabar Genovaitės likimas skendi miglose, nes miestelio valdžia kaip benorėtų, restauracijai lėšų neturi. 1910 metais Jurgis Plateris buvo paskirtas Rusijos karo atašė padėjėjų Prancūzijoje, o kartais ėjo ir karo atašė pareigas. Išėjęs atsargon grįžo į gimtinę ir pradėjo ją puošti. Priešais vilą įrengė saulės laikrodį. Jo stovė ritualinio šokio bareljefai, o ant disko 12 romėnų dievų galvučių rodo valandas. Dienos valandų galvos plačiai atsimerkusios, nakties miegančios. Laikrodžio originalas Luvre. Jį italų grafas Borghese po vestuvių su Napoleono seserimi padovanojo savo svainiui.
Jau nebeišvysime čia stovėjusi iš maumedžių surestų dvaro rūmų su ypatingai vertingų koklių krosnimis, nei sodininko namo su aukštu bokštu, virš kurio plevėsuodavo platerių vėliava. Apie 1912 metus grafas Jurgis Tvenkinio saloje pastato Dianos skulptūrą. Romėnų Diana arba graikų Artemidė, išgavusi iš tėvo Jupiterio pažadą, kad nebus verčiama tekėti, tapo nepaliestos skaistybės idealu. Tėvas padovanojo jai lanką ir padarė miškų valdovę. Švėkšnoje ją vadina Diana. Mėnulio ir medžioklės deivė vaizduojama su strėline už ragų belaikanti stirną. O juk čia netoliese buvo grafų žvėrynas. Diana mus trumpam sugrąžina prie didžiojo medžioklio grafo Adomo Platerio. Jaunystėje Adomas Plateris susidomėjo archeologiją ir pradėjo kasinėti čia Švėkšnos apylinkėse, reiškia jo dvaro teritorijoje, buvusius senkapius ir viename iš jų jis rado 7 žalvarinės statulėlės. Kada parodė šitas statulėlės istorikams, paaiškėjo, kad tai ne lietuvių, o Egipto dievai Oziris, Izidė, ten kiti. Dėl šitų statulėlių kilo toks nemažas ažiotažas. Buvo manoma net, kad tai galėjo būti mistifikacija, nes šito Adomo Platerio tėvas buvo nemažas keliautojas, buvo lankęsis ir Palestinoje, ir Egipte, jis galėjo atseit parvežti, paskui užkast kur nors ir nurodyti atseit sūnui, kad ten paieškok ir rasi. Bet jos yra labai senos, jas tyrinėjo egiptologai, sakė, tai yra originalus, bet šiuo metu yra likusios tik tai 2 statulėlės ir vienos sidabrinės gipsinė atlyja. Adomas Plateris buvo aistringas medžiotojas, kadangi jis didesnį laiko dalį praleisdavo Vilniuje, ten kažkur Vilniaus miškuose yra nušovęs ir šitą mešką, kurios iškamša buvo dvaro rūmuose ir šiandien šito padėklo svečiai eidavę, palikdavę vizitinės korteles. Gal kartais švėkšniškių plumpės ir šiuose alėjose subumsėdavo, o gal grafo šaukiami ir itin branginamais batais apsiaudavo. Juk ne veltui sakoma, tėvas išnešiojo batus 40 metų, o sūnus kaip paėmė, per 20 metų kaip ėste suėdė. Praeidavo švėkšniškiai ir pro ypatingą medį, kinietišką dviskiautį ginkmedį, kurio tyčia neparodysime. Mat iš jo lapų galima pagaminti labai veiksmingą meilės gėrimą. Tiesiog bijom, kad meilės ištroškę tautiečiai medžio su šaknimis neišneštų. Tai Jurgis Plateris. Būdamas 14 metų medžioklinių šautuvų susižeidžia akį, beje visam gyvenimui, kas visai jam nesutrukdė mokytis Petrapilio kadetų korpuse. Petrapilį išmoko ir gražiai lietuviškai šnekėti. Iki šiol Švėkšnoje tik gerų žodžių minimas. Dirbau čia prie grafą ir visko. O koks geras buvo žmogus, darbininkus mylėjai, užsidirba pinigą, davo pinigą. Geras buvo dėkčiom dėl mūsų dalys, darbininkų. O kaip jis atrodė tas grafas? Atrodė, jis buvo viena jaukoji gomenė buvo, padėdžio į kartoną ant žodės, paskui nakitį, su lasdėkiu jau. Vaikščiai su lasdėke? Su lasdėkiu akčiai. Ką jūs pas grafą dirbdavot? A mes, o visko dirbdavom, kol maži buvom, tą valgojant tokį vaiką,
Sodne obuolius skindavom, rinkdavom, ravėdavom daržus, o paskui, kai jau praaugom, nuėdavom rogių palaukus. O aš belizną ploviau, prie nuo 17 metų aš išploviau pas anų belizną. Prosavo jau įploviau prie graf, prie jauno, paskui jau kabau jaunas. Ta grapienė ant pati pasiimdavau, kojinis į kišenį, įsikerdavau, sakydavau, aš susiadysiu. Tai kad grafienė dydavo kojinės? Ana pati jaunoji dabar. Jaunoji grafienė. Na, grafienoj. O kam sako, tada, ant sako, čakol, žinai, aš prosavau, kokį čakolą, tokį suraukut, paisėta, prasiprosavot būdavau. Jeigu tap jau lonkiuką užlinksi čia, tad on judusis beliznį mes. Taip turi būti lygiai Lygiai turėjo būti. Jokios raukšlytės. A svečių pas jį atvažiuodavo? Atvažiuodavo svečių pirmo, kad buvo žvėrin, žinai, ten. O kas čia buvo per žvėrinas? Ja savo, kiek buvo gyvo lauko, kokių žvėrių buvo, sternų, lapių, visokių. 3 buvo, 3, 4 varanda buvo. Darženis buvo, žinai, tiem žvėrims pašars, kur žmogus buvo ant tuo, ta buvo tokį statinę aukštį aptverti. A tokia tvora buvo tas žvėrinas aptverti? Nu, visus ten, visas ta tvora. Į vartą buvo didelė, ta tiesvietė suvažiuodavo. Ir ką jie ten medžiodavo? Ne, nemedžiodavo, nei pasivaiškinti ir išvažiuoti. O kur grafas gyveno? Į senoj Paločiui, kur nugrovė. Senam Paločiui, ne šitoj viloj Genovaitėj? Ne. Un gyventi buvo mediniai gražius dikčiom nams pastats. Ir kodėl Rusą nugrovė tuo, kam būtų matęs, pieras kaplieš, viskas nauji buvo, viskas. O Jėzau, kodėl ani tokį nam saugoniai? Tai rusai čia nugriovė? Rusai. Kai atėjo rusai. Išvežė į priekulį. Į tą namą? Nu, tu pastatys ant priekulį, sukūrenai, žinate, mani. Nieko nepastatė, sukūrenai. Čia yra dar vaizdų iš senųjų dvaro rūmų, kurių nebėra likę, tik griuvėsiai yra jau krūmais apžėlę. Šiame kambaryje taip pat dalis dvaro baldų. Kai 40 metais grafai buvo išvaryti iš savo rūmų, tai buvo išvežti ir patys vertingiausi baldai. Dalis iš jų atsidūrė Telšių kraštotyros muziejų, dalis nežinia kur dingo, o kai kurie baldai liko. Paskui jie po karo buvo paimti, jos globojo mokykloj, o paskui, kai steigėm šitą muziejų, atidavė į mokyklą šitas stalas likęs, šitas veidrodis, spintelė, kurioje grafas savo medalius laikydavo, riterių šarvų dalis. Kažkada siena su Prūsija ėjo vos už poros kilometrų ir švėkšniškiai varydavo šmukulį. Šiandien sakytume kontrabanda. Sienai užsidarius ir šmukuliui nutrūkus, atpigo produktai ir turgus prieš pirmąjį karą buvo itin dideli. Kartą kažkam riktelėjus turgui prasidėjo panika. Gal šiuo faktu pasinaudojo ir kalakutų statytojai. Sakiau, kad vėluojame, vietos nėra. Tai ką, mūsų vietos neatsiras. Prie vaizdą. Padaryk vietą. Tai jau. Valia! Tik žiūrėk, kokius kalakutus užsiaugino tas ponas pusdešris. Visi tik apie juos ir šneka. Bet neatvežė tuos savo stebuklingusius kalakutus. Ketukiautis vežioju. Pane pusdešrienė, kada jūs būsit namie, atvažiuosiu kalakutų. Stulentėje žodžiais, katavėkis kalakutinė. Su priemaišais, supratys, su priemaišais. Su priemaišais.
Renginiai dar būdavo čia, po karo dideli. 52, 3, 4. Tai buvo toje aikštėje dabar, kur į turgus buvo. Bet paskui tą turgų panaikina, iškėlė tenai, Į žydų kapinis. žydų kapinis, kur ir ten ilgai nebuvo pasinaikintas turgus, taip ir palik be turgaus, iki šių dienų. Dabar tai jau 2 metai, kaip čia turgai yra. Atsirado. Dideli turgai. Dideli būna, jeigu gražus orus, pilna aikštė yra. Tai vadinasi reikalingas turgus žmonėms. Nu, reikalingas. Atvažiuoja su mais produktais, ir su grūdais, ir su paršiukais. Nu, jis susilkit važiuoja. Nu, žodžiu sakant, bet ko reikia, beveik mašin detalių atvežė. Nu, žodžiu sakant, ir duonas, ir visokių pyragų kepsnių. Ir iš Rietavo atvažiuoja, iš Gargždų, iš Palangos atvažiuoja su duona. Nu, iš Šilutės, iš Šilalės atvažiuoja čia. Nu, žodžiu sakant, duonas tikrai netrūksta. Tik tai reikia pinigą turėti. O ką jūs čia parduodat? Miežius, kviečius. Ką užauginam, tai parduodam. Seniau buvau vežtas, buvau kviesta, buvau kiaušinė, buvau, nu, toks visoks maisto daiktus pardavinėjau. O tokių šitų baraklynų, tad buvau žydų būdelis. Čia visur stovėjai, tokis, kaip pasistatint ir pardavinėjai žydelę, pažydelį galėjai ją nusipirkti, ko norėjau. Tokių šit kaip čia, kadai baraklynų tokių, čia grins galiūnai, vien špekuliantą dabar. Seniau nebuvo tokių, nikados. Seniau savo užaugintas žmogus parduoda. Tik savo, tik savo. Jau po reklamą parodė. Kadangi Švėkšna buvo pasienio miestelis, čia ėjo carinės tuomet Rusijos imperijos siena su Prūsija, tai Švėkšna buvo garsi savo kontrabandininkais. Noriu paklausti apie kontrabandininkus. Ar prisimenat, kaip juos čia vadino, makarnikais? Makarniką, akuradavo, deinėždavo. Šmukulį varydavo. Šmukulį varydavo makarnikai, taip? Tai kas čia buvo per žmonės? Kas čia tokie buvo? Jauni tokie. Į ką jie darydavo? Nu, neįpadavo paro rubėžių čia. Parnaždavo ten. Į kur jie eidavo? Į Vokietiją? Į Vokietiją. Į Prūsiją? Na, čia rinka kliūtų jau buvo čia. Siena, tai? Na, šadavo toks duovyts. Giminės buvo. A ką jie neždavo ten? Parnaždavo tuos anuodijas, paskui dar kas norėdavo gazos, džebalą klojau. Susiorganizuodavo jų po keliasdešimt, net po 30 vežimų, nuvažiuodavo prie sienos, miške palikdavo vežimus, ir tie vadinami liuosininkai eidavo į Šilutę, tas prekes parneždavo, daugiausiai tai spiritas būdavo, ir paskui pakraudavo vežimus ir važiuodavo. Čia reikėdavo tik saugotis kelio Švėkšna naumiesis, kurio važinėdavo šitie sargybiniai jodinėdavo, tie vadinami kabakininkai, obješčikais juos vadino. O paskui jau pavažiavus tą toliau į krašto gilumą, ten jau būdavo tais šunkeliais visokiais. Va, yra Švėkšnos kapinės palaidotų tų obješčikų, tų vadinamųjų, kurie parašyta ant kapios, žuvo per susišaudinimą su kontrabandininkais. Aš išgėriau vieną, kaip saldą pieną, susimėlą ripelį išgėsiu ir antrą. Aš išgėriau antrą, nieko nesuprantu, susimėlą ripelį išgėsiu ir trečią. Aš išgėriau trečią, mylėdamas svečią, susimėlą ripelį išgėsiu ketvirtą. Išgėriau 10. Mačiau dainų 100, susimėlę, bet pilauja nedegelsiu. O kodėl tokią dainą dabar laikot švėkšniškių dainą? Ar čia pas jūs daug geriama? Kas tai žino? Čia išmokau, taip. Nu, į tą kaukolinį pilstuką nespjaunu niekas čia. Nečiau ne tik tai, kad apie
pijokos, kaip sakant, tai yra apie svetingumą čia. Na, o ką sako čia apie svetingumą? Nu, kad ir dėl svečių išgėrė, kaip sakant, mylėdamas, išgėriau trečią, mylėdamas svečią. Parakaunyčios kalnas, jis taip pat yra žinomas tuo, pavadinimas tikriausiai kilęs nuo parako, gal čia yra buvusi parako dirbtuvė, kada 17 amžiuje priklausė Švėkšna Kiršenšteinams. Kiti sako, kad čia yra buvęs parako sandėlis caro laikais. Na, o dar yra vienas dalykas, šitame kalne yra net buvusios turbūt pirmosios Švėkšnos kapinės, nes čia yra radę ir kaulų žmonių palaidotų. 1831 metų sukilimo metu, kada Lenkų generolas Rolandas su savo kariuomenė bandė čia Prūsijos pasienių prasiveržti į Lenkiją, tai jis ant šito Parakaunyčiaus kalno buvo sustojęs su savo kariuomenė poilsio. Pasakojama, kad jis davęs net nurodymą kareiviams savo šautuvus išplauti Švėkšnalį. Na, bet paskui paaiškėjo, kad nuo Viržino atjoja caro kazokų būrys, jie greitai patraukė link Naumiesčio, sudegino tiltą per Švėkšnalį, ten kažkur Malūnų rajone, ten Malūnų tuo metu dar nebuvo. Ir ten paskui už Degučių, už Naumiesčio perėjo į Prūsiją, nes matė, kad į Lenkiją jiems nepavyks prasiveržti. Po 1863 metų sukilimo, kaip žinome, buvo uždrausta lietuviška spauda ir uždarytos lietuviškos mokyklos. Švėkšnai taip pat buvo tuo metu atidaryta rusiška mokykla veikusi iki pat Pirmojo pasaulinio karo. Knygnešių buvo nemažai, bet iš jų turbūt pagrindinis galbūt organizatorius buvo gydytojas Juozapas Rugys, kilęs iš Suvalkijos, Vinco Kudirkos mokslo draugas. Kartu ir jie mokėsis Marijampolės gimnazijoje ir Kudirka net pas jį yra lankėsi Švėkšnoje. Balčėnos šitas kitas knygnešys yra vežęs Kudirką iš Švėkšnos, atrodo, įkurtų vienų dvaras šunkeliais, kad nesusitikti su caro žandarais. Tai šitas Juozapas Rugys pats, aišku, knygų negabeno, bet jis organizavo šitų knygnešių darbą. Andrėjus Balčėnas, kilęs iš Vilkų kampo, jis buvo vaikystėje gyvenęs prie Šilutės, todėl pažinojo gerai tuos kraštus ir gabeno knygas. Vienu tokiu žygiu metu buvo peršautas, liko raišas visą gyvenimą, Tadas Lomsargis buvo dvaro eigulys ir buvo pakliuvęs ir turėjo būti ištremtas, bet kadangi grafas turėjo pažįstamų net caro rūmuose, tai jie ištrėmė ne į Sibirą, o į Mogiliovo guberniją, į, reiškia, Ukrainą, paskui po Pirmojo pasaulinio karo jis grįžo. Vienas iš tokių buvo garsus, tai irgi Vilkų kampo gyventojas Bliūdžius, už kurio sugavimą su įrodymais buvo net pažadėta kiek ar 1000 ar kiek rublių, tai premija, bet jis buvo ten pakliuvęs, bet kratą darant rado tik tai kalendorių lietuvišką ir paskui jis buvo ten kelias paras čia atsėdėti, gavo Švėkšnos dabuklį, bet jo nepagaudavo. Kaip atrodė Švėkšna maždaug apie 910 metus, kada dar miestelio aikštė buvo negrįsta. Senoji žydų sinagoga. Muziejui turime ir pasų. Pasus išgalvojo, pasirodo, vokiečiai per Pirmą pasaulinį karą. Seniau žmonės pasų neturėjo. Kiekvienas turėdavo tos pasus turėti ir su savim nešiotis visą laiką. Tai susodindavo, matyt, taupydami fotomedžiagas, ant vieno suolo 5 žmonės, padarydavo vieną bendrą nuotrauką, paskui sukarpydavo, todėl ta nuotrauka tokia siaura. O kad dauguma žmonių buvo berašė, tai vietoj parašo piršto atspaudas padarytas. Įdomus yra nuostatai pačiuose pasuose parašyti vokiškai ir lietuviškai. Pasą reikia visada turėti su savim. Kas bus rastas be paso, arba kas turėtų su savim ne jam išrašytą, netikrą, padirbtą ar šiaip netinkantį pasą, bus baudžiamas katorga iki 10 metų arba palengvinačiams aplikybės kalėjimu iki 5 metų.
Pametus pasą reikia per 24 valandas pranešti ir kas nepraneš per 24 valandas, kad pameti pasą, bus baudžiamas kalėjimu iki 5 metų arba piniginė bauda iki 6,000 markių. Arklio pasas irgi dokumentas matyti, aš nežinau, kodėl tie arklio pasai buvo, net lietuviškiam pasai yra parašyta vieta arklio nuotraukai, bet kažkodėl nefotografuodavo. Aš nežinau, kaip pagal nuotrauką galima arklį atpažinti. Arklys turbūt atpažįsta vienas kitą, bet kaip mes žmonės, bet mes. Prieš kario žmonės dar seniai prisimena tokį klajojantį kanklininką, kuris savo pasidirbtų instrumentų grodavo turguje, atlaiduosi, ir jis neturėjo pastovios vietos, šeimos neturėjo, nakvodavo, kas leisdavo kur daržiniai. Tai būtent Petras Juodis, arba tarmiškai Jūdis. Jis, kaip sakiau, buvo klajūnas ir labai įdomu tai, kad caro laikais, tuomet matyti sienos taip nebuvo saugoma, šitas klajūnas atsidūrė net Paryžiuje. Ir žinoma, ten į Paryžiuje policija jį sulaikė, išsiaiškino, kas jis yra, nugabeno į carinės Rusijos pasiuntinybę, o toj pasiuntinybei karo atašė pavaduotojų dirbo kaip tik švėkšniškis grafas Jurgis Pliateris. Jis jį pažinojo ir pamatęs nustebo, sako, Petrai, tai tu čia, kaip tu čia atsidūrei? Laimingai, kad taip jiem baigėsi, davė jam 25 rublius, nupirko bilietą, jis į traukinį ir taip Petras Juodis vėl parvažiavo į Lietuvą. Toks didelis gaisras, ar prisimenu? Jasau. Prisimenu. Aš žinot jau buvau. Kaip čia buvo? Ką buvau? Žydalka rodos, duona kepė, konan. Anų iškalas ten iš to šmot pradėjo degti. Ir ką, užsidegė visas miestelis? Kad jie plienas baisiai nešė. Čia juk tai jau malūnus buvo medinis sudegi, šitą čia pas mūsų. Paskui žernį buvo kokius gėlynus, buvo didelis, vynų steklo, kokių paimų, kokių visko užsidegi. Jasau daug. Ale как šunys kauki baubė, žmonės klykį, sūdna diena buvo. Višauki. Nėra to kuniga šventojo, pravos tad buvo tam Amerikuo. Sakat, būtum agos, ką paniščiauki, duonas apnaštom, sakė, nadaktom. Žyda. Šventos agotos duonos. Net žydai sakė tai. Jo, žyda šaukė, du sudegė. Du žmonės sudegė. O namų daug sudegė? Jėzau daug. Čia v Kaunalė degė. Čia sudegė, nežinau, 4-5 namas čia. Jau jį buvo užsidegusią. Ten. O par mūsų namą visai iki virštis. Aš čia ant aukštą gyvenau tada. Mam, čia sutičiu aš viršų. Apsižanėjau. Tai jėmi, tie virštis ėjali. Eina užsidegė ant stogo, buvau vyra. Saugojo? Saugojo. Pradėjo iš aukštą, nabėkit niekur savo namus, tik saugokit. O paskui turėjo atnakt panaktinį. O į sūdą dieną buvo naduk viešpatie tokį. Kelinto gegužės 15 degė. Paskui mat buvo krauto į miestą. Tu tap ėjai kokį 5 ar daugiau eilės iš vienos pusės, iš antros pusės krautojus. Žydų buvo. Per aikštę? Aikštė čia buvo. Ta tavo užsidegė. Ta ką būtų mačiusi,
nešė vis ten į parkį metė. Į maršą turėjom išnešėm Baulovną, kas čia į tom čia tą dalbą, kur dabišvaliai. Čia nešėm. Nešė daiktus mes. Daiktus nešėm, dėjom. Nu, o tai tėjai vokti. O tai mūsų pradėjo vokti. Norėjai pavoktas, pradėjau klykti. Tai paskui atbėga, tai pabėga. Jėmių drabužius, o partija buvo kamaršus, privaryta buvo visko drabužių. O mama buvo priėmus čia krautuvį į to namą. Į šitą namą. Į to trobėtį. Tai jūs nešėt į tuos daiktus į parką, o kažkas vogė. O kas čia vogė? O ai, tai visokių buvo. Visokių buvo. Ai. Kur paskui tie padegėliai dėjusi? Tai žmonės, kurių namai sudegė. Aš buvau paskui trečaus priėmus dvi moteriškas. Žmonės priglaudė. Sudegė 139 gyvenami pastatai, ūkiniai pastatai nemažiau, buvo apie 800 žmonių be pastogės liko, 2 žmonės sudegė ir keli buvo sužeisti. Nuostolių padaryta virš 3 milijonų litų. Gaisrininkų tuo metu nebuvo. Tiesa, pavyko prisiskambinti Klaipėdą. Iš Klaipėdos gaisrininkai važiavo čia pro Skomantų, ten buvo labai status kalnas, neįvažiavo jų mašinos. Jie kreipėsi pas žmonės, kurie jau dirbo laukuose, kad užkabintų arklius ir užvestų mašinas, bet kadangi jie kalbėjo vokiškai, tai su žemaičiais susišnekėjo, teko jiems grįžti atgal, važiuoti aplinkiniais keliais, atvažiavo jie pavėlavę. Ūkininkai už tai buvo nubausti. Visą laiką, dar iki karo mokėjau baudą už tai, kad nepadėjo. Jūsgi turit Florijoną, savo ugniagesių globėją. Florijonas pastatytas jau anksčiau. Toje vietoje yra buvusi, kaip pasakoja, evangelikų bažnyčia, kuri irgi sudegė. Ji dabar pastatyta kitoj vietoj. O Florijonas pastatytas buvo tuo pačiu metu, kaip šio amžiaus pradžioje, kaip čia Diana ir kitos skulptūros mūsų Švėkšnos parke. Tai čia grafo iniciatyva? Taip. Grafo. Ten buvo vartai, važiavimas į miestelį. Švėkšna didžiuojasi davusi Lietuvai 2 nepriklausomybės akto signatarus – varpininką, filosofą ir diplomatą Jurgį Šaulį ir prelatą, profesorių Kazimierą Šaulį. Pastarojo gimtinė netoli Švėkšnos Stemplių bažnytkaimį, o gyvenimo kelias nusidriekė nuo Švėkšnos per Petrapilį į Kauną, kur jam buvo suteiktas popiežiaus rūmų prelato titulas. Vėliau apaštališkojo protonotaro vardas. Kazimieras Šaulys, didžiojo Vilniaus Seimo dalyvis, Lietuvos tarybos narys, daugelio knygų autorius, gyvenimą baigė Lugane, Šveicarijoje, kur pateko po karo. O jo palaikai ilsisi Romos paminklinėse Verano kapinėse. Tiesiog stebuklas, kad Stemplėse dar išliko kitos Platerio atšakos dvaras. Čia 12 metų gyveno ir čia mirė Simonas Stanevičius. O istorija buvo tokia. 1821 metais Kražių gimnazijoje Stanevičius tampa Jurgio ir Kazimiero Platerių korepetitorių. Dar vaiką Jurgį, žymiai vyresnis Simonas, nukreipė lituanistikos studijų keliu ir daugiau su juo nebeišsiskiria. Jurgis Plateris remia pinigais Stanevičiaus leidinius, o pats sukaupė 3000 lietuviškų bei lituanistinių spaudinių biblioteką, sudarinėjo jų bibliografiją, buvo užsibrėžęs parašyti pirmąją lietuvių literatūros istoriją, paliko mokslinių veikalų ir pradėtą lietuvių kalbos gramatiką.
Turėjo 13 Lietuvos pilių planus, stumbro odos skydų. Visa tai buvo Gedminaičių dvare. Jurgiui mirus, dalis ar visa biblioteka ir kiti turtai kartu su Stanevičium atkeliavo į Stemples pas Kazimierą Platerį. Švėkšnos kapinėse Platerių panteonas. Čia palaidotas Kazimieras Plateris ir jo brolis Jurgis, dosniai gamtos apdovanotas. Įsivaizduokite, 18 metų jau baigė universitetą, mokėjo 8 kalbas ir visus savo didžiulius darbus nuveikė iki 25 metų. Nesuskaitomos minios atėjo išlydėti Velionio, kurį taip visi mylėjo ir kurį mirtis išbraukė iš gyvenimo dar nei 26 nesulaukusio. Kažkur čia šalia Platerių buvo ir Simono Stanevičiaus kapas. Dabar jam pastatytas Vytauto Majoro išdrožtas paminklas. Švėkšnoje palaidotas ir kunigas Mykolas Miežinis, kilimo iš Kėdainių, parašęs lietuviškai, latviškai, lenkiškai, rusišką žodyną, surinkęs per 2000 patarlių ir mislių. Netoliese ir varpininko, aušrininko, fantastiškos drąsos ir pasiaukojamo žmogaus, gydytojo Juozapo Rugio kapas. Zanavykas iš Sintautų ne iš karto buvo žemaičių vertintas. Jaunas po šeiva ir dar lietuviškai kalbantis negalys būti geras daktaras. Rugiai teko gyventi vos ne pusbadžiu ir jis skundėsi, Švėkšna tai pekla ant žemės. O kad jį tapo rojumi, tai padarė jis savo nuoširdžių darbų ir lietuvybę. Kai Juozapas Rugys mirė, tokių laidotuvių Švėkšna dar nebuvo regėjusi. Švėkšnos kapinės primena rasas, didelės, nusidriekusios per kalvas ir slėnius, graudinančios savo praeito šimtmečio užrašais. Dienos mano pasibengė, viečnasti begalinį prasidėjo, prietilka man ilgu be tavęs čion būtė, kada ateisi prie manęs. Juozapo Šimkaus kursai vargis per 50 metų nukeliavo į viečnastį 1874 metais. Ta Minavonė įsteigė prietilką Marcijoną. Priešais vartus pamatysite 1850 metais statytą koplyčią. Tai pasakysite jūs, kokia čia trumpa žinia apie meilę. Paskaitykime keturrailį ant Mykolo Miežinio kapo. Vengenti prie šio kapo atėjęs, atmink, kad čia ilsis tavo geradėjas, kur kalbą savo ir žmonės mylėjo ir mirdams tą meilę kitiems pažadėjo. Visus šios žmonės jungia viena, šiandien beveik jau užmiršta meilės rūšis – meilė lietuvių kalbai. Vyras buvo diktamon dar, tokį žmogaus nėra. Tikras pusbrolis buvo jos vyras. Tikras pusbrolis? Tikras pusbrolis, jis. Ar ilgai gyvenot kartu? 30 metų jie gyveno. 30 metų išgyveno, to kuo vyras užsiėmė? Palikau nesusibarus, o buvo žmogus. Zvom palik žodį buvo jina pasakė. 16 metų nebuvau pabaigus kažkanijos. 16 metų nebuvot pabaigus? Kodėl taip anksti ženijotės? O tada visos anksti ištekėdavo? Aš nežinau. Tėtis apžanydė, negalėtų žanytis, o tai jau mirė paskui, palieka vaiką nuo.
Ko? Tėtis liepė taip tekėti. A jūs buvot savo vyrą mačiusi iki to laiko? Nu, jeigu čia dirbdavau. A, čia kaiminystė, jūs nežinojot. A jis jums patiko? Patiko, neprasbuvo. Neprastas. Žodžiu, kai tėvelis liepė ženytis, jūs nesipriešinote. Juk vado, 52 metų išgyvenom. Ir laimingai išgyveno. Laiminga. Į namušumus, nebarimus. A buvot susipykę kada? Ne, kaip ten pyktis kaunčius. Vonelį daugiau niek. Ką reikia daryti, kad taip ilgai išgyventum? Kad kuria būti. O niekam blogo nedaryti. Vis gera. Aš gyvenime blogų žmogų niekam nedariau. Aš vis gerą linkėjau. Nereik sakyti, nesu kuo pyktis, nesu kuo barti. Ne, mum barti, tai kad aš vis norėjau, kad būtų viskas gera. Mane darė blogų. Nu, ką jums darė blogo? Nu, komunistų laikas labai bloga buvo. O ką reikia valgyti, kad taip ilgai gyventum? A ko valgyti? O mes kiek mažiau valgyti, daug valgyti niekas norėjo. Aš visam už mažą valgiau. Aš žinau, ką aš daunus panečiau savo pečiukį, kas suvalgyti. Darbo reikia užsiimti. Nereik nieko pykti gyvulį. Gyvulėlį nes nekokį mūšus. Nekokį gyvulį nesumušus. Išmušti mylėjau į gyvulius. Močiute, a jums čia patiko Švėkšnai? Čia va tam miestelį. O patiko. Na bloga. O žmonės čia geri? O na blogi.